sunku, bet reiks pasistengt, kai nebus jėgų, reiks išgyvent, vienas kito bent. Nereikia, bet noriu, apie tave galvoju, ir laikas negydo, žinau, abu suklydom, kai tikėjau tavim ir buvom kartu, svajojom neslėpė žvaigždės, bet žaidėm ugnim ir degėm abu, manim patikėt sunku. Gali būti nuo aukščiausio iki žemiausio. Čia gali būti gera nuotaika, čia staiga gali pakeisti viskas, ane, jau visko nieko aš nenoriu, aš nematau prasmės, aš nematau esmės, aš nieko nematau, aš nieko nenoriu, aš nieko nesuprantu. Ką reikia? Reikia pailsėti, ane? Kažkas nespėjo pailsėti, ane? Reikėtų kažkokios tokios vietos, ane? Saugios vietos, ane? Kažkam iš vis galbūt saugumo trūksta, ane? Jaučiasi nesaugus. Tai vat reikia kažkokios vietos tokios saugios poilsiui, ne? Kažkas nori tiesiog pabūti vienas ir pagalvoti. Kažkam trūksta sudėlioti planus, emocijas, mintys, ane, vat būtinai reikėtų. Žodžiu, bus tokia emocionali labai savaitė. Tvarkoj. Tarp kitko, niekur neskubėkite, ane? Nes skubėjimas mums gal ir pridaro žalos. Dabar kitiem. Ir vėl rodo jausmingumą, ne? Viskas čia kaip ir gerai, bet jau čia dabar kažkaip turėsite pabaigti va tokį procesą, tokį didelį procesą, ne? Kad save suprasti, ne? Štai mūsų tokia transformacija, ne? Reiškia, turėsite kažkokiu būdu pažiūrėti tai kitom akim, kitą prasme. Visada reikia pagalvoti, kad jeigu yra šilta, tai reiškia yra šalta, jeigu balta, reiškia ir juoda, jeigu juoda, tai ir balta, ne? Reikia kažkokiu būdu pamatyti dvi medalio pusės. Jeigu šiandien bloga nuotaika, tai reiškia, kažkur yra tavo gera nuotaika, tik ją reikia rasti, ne? Tai vat, stabilizuositės ir susitvarkysite. Kažkam, kaip sakau, reikalinga parama, atrama, palaikymas, apsauga, vat savisauga, ane? Labai trūksta tokios pamato, pagrindo, net nežinau, tiek žodžių išvardino, ne? Bet norisi, kad būtų jauku, kad būtų šilta, kad būtų viduriukas, ane? Taip nesimato, ane? Čia vat šuo baltas, čia vat juodas, ane? Norisi būti centre, viduriukė ir svarbiausia yra saugumas. Dėja. Gerai, tvarkoji. Šią savaitę va tokia biškinai bus kreiva šleiva, ane? Jausimės nelabai saugus. Na, nieko tokio, tai būna. Pasaulis labai greit keičiasi, ane? Įvykiai gali būti irgi labai greit besikeičiantis. Taigi, patarimas. Patarimas yra, reiškia, kažkam labai reikia daugiau susikaupti, susitelkti į save, susitelkti į darbą, susitelkti į kažką, kas tau yra svarbu. Kažkam tai yra pinigai, kažkam tai yra kažkoks verslo planas, kažkam dar yra kažkas, nu, net nežinau, kažkoks tai priteklius, ne? Vat susitelkti ten ir viskas. Ir nesidrapstyti savo emocijas kažkur kitur. Turėti tik vieną tikslą. Šiandien aš turiu, tiksliau šią savaitę aš turiu tikslą, tarkim, kas dirba, nu, čia tik pavyzdys, kas dirba, ne pagal planą, ne, įvykdyti tą planą, kažkokią tai normą padaryti ir viskas. Ir daugiau jokių planų aš šiai savaitę neturiu. Tiesiog įvykdyti kažkokią tai normą. Dėl to ir galbūt, vat, kas dirba tokius pavienius darbus, galbūt dėl to, kai turėsit tiek laiko daryti, pavyzdžiui, tik vieną darbą ir jis yra ilgam, gali būti taip, kad vat dėl to ir kels jums labai dideli jausmai, prisiminimai, kažkokie nostalgijos, ne?
ir norėsis pabūti vienam ir paverkti ir taip toliau. Tai tiesiog susitelkite į kažkokią tai darbą, kažkokią tai veiklą, ne? Tiek iš manęs, ne kągi, sėkmės.